Sveiki visi, šiandien servise 007 turim pakankamai dailų ir gražiai atrodantį Jeep Grand Cherokee automobilį 2015 metų, 3,6 pentastaras, senesnioji dar šio variklio versija, 210 kW. Ir be abejonės modelis tikrai puikiai ir visus 100% važiuoja dujomis ir tą daro jisai su kokybiškai itališka Landirenzo sistema tikrai neprašiau nei benzinu. Tai tikrai turim tokią pačią dinamiką, puikiai važiuojantį automobilį, kurį esam pasiruošę klientui atiduoti po bandomojo važiavimo, po be abejonės instruktažo. Jisai jau galės lėkti daugiau nei 2 kartus pigiau dujomis. Kalbant apie pačią sistemą ir jos komponentus, truputėlį pabandysiu papasakoti, ką ir kur sumontavom. Tai kaip visada pats valdymo blokas Landirenzo EvoBD yra sumontuotas štai šitoje vietoje, pakankamai gera vieta. Jeigu mums reikės prieiti prie saugiklio, atsijungę, atsidarysim dangtelį ir viską prieisim, labai patogu. Patį dujinės įrangos saugiklį esame išvedę čia greta, aš jį ranką liečiu, tech apžiūros metu paprastai prašoma jį pademonstruoti, parodyti ir žinot, kad jisai toksai aplamai egzistuoja. Skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas padidinto pralaidumo OMB BFC, Landirenzo LI10 Turbo Oversize didelio našumo dujų reduktorius, vienas patikimiausių, sakykime, rinkoje šiai dienai esančių reduktorių, puikiai aptarnauja šį variklį visose sūkių bei apkrovos ir temperatūriniuose režimuose, dujinės fazės filtras, slėgio daviklis ir dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų, yra sumontuoti Landirenzo EBI plus dujiniai purkštukai. Tai va turim tokį komplektą, kuris tikrai yra išbandytas, puikiai tinka su dėja ne visada švariomis dujomis, sakykime, mūsų degalinėse. Tikrai viskas patikrinta, tų problemų nekelia ir galim drąsiai duoti klientui, kad jisai galėtų rinktis pigius savo kilometrus. Na, kalbant apie patį dujinės įrangos montavimą, tai jeigu atkreipsi dėmesį, tai yra naudojamos realiai kokybiškiausios rinkoje šiai dienai prieinamos medžiagos, pradedant dujinėmis žarnomis, gamykliniais laikikliais, spiruokliniam sąvaržom, specialiom apsauginiam gofrom. Dujinės įrangos laidynas vėlgi grupuojamas, įvelkamas į apsauginės gofras, tas gofras mes izoliuojame. Jeigu atidžiau variklio skyrių panagrinėt, pamatysim, kad yra originalus laidynas. Atrodo identiškai, be abejonės, kiekviena vieta yra lituojama, apsaugoma termokembrikais su klijais. Viskas yra daroma įvertinant ir priėjimus variklio skyriuje, stengiamės tos komponentus sumontuoti taip, kad ir patogu būtų ir prie jų prieiti, ir juos aptarnauti. Na ir tuo pačiu, kad kiek įmanoma mažiau uždengtume tas esminės vietas, kur reikia aptarnauti variklį, remontuoti variklį, prieiti prie tam tikrų dalykų ir panašiai. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojame ten, kur dažniausiai montuojama džipams ir dodžams, tai yra būtent šitoje vietoje. Pakankamai patogi vieta, pridėsiu nuotrauką, bus galima pasižiūrėti iš arčiau, kaip tai atrodo. Pats dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, atidarom dangtelį, kamštelį atsisukam, kamštelio galbūt galima ir nedėti, benzino kamštelio ir nėra, kaip matot, tai dujų kamštelį atsisukam, iš karto galim jungti pistoletą ir pildyti dujas, papildomą adapterių nereikia nei prisukinėti, nei atsukinėti, viskas gražiai užsidaro. Na ir atsarginio rato vietoje turim sumontuotą dujų balioną, čia jis telpa 80 litrų, pakankamai našus ir talpus, kaip pavyzdys galiu parodyti, kad užsidaro lygiai ir gražiai. Tai va, yra sumontuotas kokybiškas Bormec dujų balionas, tikrai labai jam čia gera vieta, plus matot aplinkui yra daiktadėžės telpančios, kur galima susidėti papildomus daiktus, kad jie neblaškėtų, nebildėtų ir panašiai. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą į Jeep Grand Cherokee automobilį, tiek šių, tiek naujesnio varianto nuo 216 esam tikrai ne vieną dešimtį paleidę. Tikrai su šia sistema automobiliai važiuoja puikiai, be jokių trūkčiojimų, jojimų, ten drebėjimų ir taip toliau. Tai jeigu norėsit, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.